Dėkoju, gerbiamas prezidente. Gerbiami kolegos, mielas komisarė, aš iš tikrųjų noriu labai nuoširdžiai visus pasveikinti su vienu dokumentu, kurį mes iš tiesų galime pavadinti dokumentu skirtu Europos žmonėms. Dažnai europiečiai klausia, ką mes čia Europos parlamente veikiame, ką mes gero jiems padarome. Aš galvoju, kad tai yra vienas iš tų dokumentų, kuris yra skirtas žmogui. Ir todėl labai sveikinu visus kolegas, ponę Štauner, ir komisiją, ir tarybą, kad, manau, pasisekė susitarti pirmų skaitimų. Ir šis dokumentas bus priimtas rytoj ypatingos skubos tvarka, ne tik todėl jisai svarbus žmonėms, bet dar ir todėl, kad jis dabar skirtas, šis fondas, krizei. Krizės atveju, kad žmonės būtų paremti tie, kurie neteko darbo. Klausimas yra vienas. Ar iš tikrųjų šis dokumentas yra parengtas žmogui ir parama atiteks žmogui? Jeigu pamenate, ponas komisarė, buvo dideli debatai mūsų komitete, kad mes palaikysime liberalų ir demokratų alijansas šią paramą žmogui, jeigu jį tikrai neatiteks biurokratams arba kitokioms struktūroms. Iš patirties 1 metų dėja aš turiu pasakyti, kad mano šalyje, kaip aš matau, tas fondas yra naudojamas, globalizacijos fondas yra naudojamas lygiai taip pat kaip socialinis fondas, tai yra perkvalifikavimui. Ir beveik arba visiškai nenaudojamas kitoms priemonėms, kurias mes numatėme, kad pinigai atitektų žmogui, kad žmogus būtų paremtas, o ne administracija, ne darbo biržos ir ne mokymo centrai, kurie patys pasiima pinigus, apmoko žmonės, bet tas žmogus nesusiranda darbo po to. Tai čia, gerbiamas komisarė, labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, pasižiūrėti, ar šis reglamentas veikia teisingai šalyse narėse, ar šis reglamentas yra teisingai perkeltas į nacionalinę teisę, nes dažnai įstatymas neleidžia įgyvendinti reglamento. Jūs pasakysite, kad tai vyriausybių narių reikalas. Aš sakau ne. Mūsų išrinko žmonės. Mes čia ne savo vyriausybių atstovai. Mes čia išrinkti tam, kad gintumėm Europos piliečių interesus, kad gintumėm savo žmonių interesus ir kad šie pinigai atitektų žmogui, o ne biurokratams. Ačiū.